Taip pat jis yra Lietuvos badmintono asociacijos prezidentas. Taigi, veriame vartelius ir keliaujame. Sveiki. Labą dieną. Labai simboliška, kad mes susitikom čia lygiai 200 metų, kaip buvo praverti šio parko varteliai. Malonu, kad jūs atvykote su visa komanda. Norėčiau pirmiausia pradėti štai nuo šio stulpo. Šis stulpas yra keistas jau 4 kartus. Pirmasis stulpas buvo medinis, tačiau jisai sutrūnijo. Jisai pirmą kartą pastatytas prieš 300 metų dar Bronskių giminės palikuonių. Tai buvo Bronskiai išeiviai iš Lenkijos. Jie atkeliavo, taip galite ir prisiliesti prie šio stulpelio, kadangi taip netgi kalbėdavo, kad kas prisiliečia prie šio stulpo, tam 5 metus seksis prie krūmo apgaviko. Mes jį atsivežėm iš Tadžikistano ir kodėlgi jis yra apgavikas? Todėl, kad kas kartą jį nukirtęs rudenį, pavasarį gausi labai vešlių ūglių. Eime toliau. Ar matote mane? Matau? O pavasarį, kai šis krūmas vešliai sužaliuoja, kai pumpurai sprogsta nuo besisunkiančių gražiųjų baltųjų hrazanio krūmų žiedų, tuomet net ir paukšteliams sunku čia sukti lizdą. Keliaukime toliau. Paduokit man prašau ranką. Ką jūs matot? Matau smėlio krūvelę žemės. Ne. Čia, jeigu taip matot, jau atsiranda skylutė, čia yra kurmiarausiai. Paprastųjų lietuviškųjų kurmių veislė. Paprastieji aklieji juodukai. Keliaukime toliau. Nepraeikime. Štai čia yra istoriniai pamatai didingo Hriunzelių dvaro. Taipogi tai buvo vokiečiai. Galim žengti, prašom. Nu, jūs matote, kaip įdomu ir Lietuvoje pasirodo galima rasti pamatų. Taip, ir ne tik kitose vietose, ir pas mus čia buvo didingas dvaras. Jaučiasi. Tai taip, kad mes ir sakom, štai čia yra labai įdomus eksponatas. Aha. Akmuo. Kaip matot, ir Lietuvoje yra akmenų. Judantis riedulys. Va, dabar jau kitoj vietoj. Eime toliau. Jau mes esame parašę ir projektą į ES fondą, gauti specialias lėšas, atgaivinti tai, kas yra autentiško ir seno. Atgaivinsim šitą klevelį, nes dabar jis yra padžiūvęs, bet padarėme ekspertizę. Šaknys dar gyvos, pamatysite jau atvykę kitais metais, kaip bus šis medelis atsigavęs. Ir čia jūs matote apie jį, vieninteliai vietoj Lietuvoje, norėčiau pabrėžti, tik tai pas mus, štai yra šie pūkuotieji. Du ir vienas bėga, velnias tupia prie upelio, geria vandenėlį, žiū, karoliai. Tie karoliai velnė tempia, nori skęsti, mūsų velniukas nepaskęsta, bėga jis, žiū, diena. Ir gaidukas užgėdojo, tie karoliai sutrupėjo, krito, buvo sunkus, velnės dingo į padangę. Oho, kaip įdomu čia. Viena įspūdingiausių vietų mūsų parke, tai yra Riedulių alėja. Aha. O kokia alėja? Aš jums tuoj pabandykit pajudinti nors vieną riedulį. Nejuda. Tai yra Stabilių riedulių alėja. Tai 74 metais štai šis lieptelis buvo atvežtas į Lietuvą, sumontuotas. Tai pirmasis lieptelis Bružų parke. Beje, labai įdomi istorija, kadangi per šį lieptelį pradėjo migruoti putpelės. Ir jos migruodavo iš šio liepto pusės į tą. Putpelės, kaip žinia, jos retai kada plaukia, o čia jums nėra kur įsibėgėti. Ir kitas dalykas, prastai skrenda. Ir jos užsiveisė visam parke. Parkas pradėjo nykti. Putpelės iškapojo visus geriausius augalus. Tu matai, pasirodo, Lietuvoje yra putpelių. Keliaukime toliau. Ir čia žvilgtelkite, nelaikykit manęs, žvilgtelkit į mūsų krioklį. Tai yra krioklys mažylis. Prieš 50 metų krioklys veržėsi nuo pat viršaus, kur jūs matote. Tačiau komunistiniais laikais prasidėjo melioracijos. Krioklį pradėjo džiovint, sausint.
Todėl mes jį ir vadinam Kriokliu mažyliu. Tai yra viena populiariausių mūsų lankytinų vietų. Čia galima ir nusifotografuoti. Labai daug ekspedicijos ir iš Kinijos ruošiasi, planuoja vykti ir jau beveik be O koks yra jūsų parko lankomumas? Na, ar daug žmonių atvažiuoja susipažinti su tokiam grožybėm? Keliaukime toliau. Na štai ir be keliaudami po Lietuvą mes pagaliau atkeliavome ir į reklamą. Laimės kalnelio yra medis likimų kalvis. Kodėl taip yra, jūs tuoj sužinosite. Minutėlę. Noriu jums padovanot suvenyrą. Gabaliuką medžio. Buvo garsus kalvis. Šiose apylinkėse jisai kaldavo pasagas, kaldavo įvairiausius dirbinius. Kartą jam pasimirė iš jo liūdesio, žmonių džiaugsmui, išaugo laimės medis. Nuo to laiko žmonės ateina čia, prisimena šią gražią istoriją, paima po gabaliuką. Taip kad ir jūs, jeigu norit dar daugiau sužinoti informacijos apie Bružų parką, tai galite įlysti į internetą. Ten yra internetinė svetainė www.bružusodyba.lt. Ten yra puikus apartamentai, galite atvažiuoti, apsigyventi, pabūti, praleisti laiką su draugais, šeimomis ir netgi švęsti artėja naujieji metai. Lauksime jūsų. Pasirodo, ir Lietuvoje būna apartamentų sodybose.